Šiame vaizdo įraše aš jums noriu pasakoti apie video filmukų kūrimo, redagavimo ir talpinimo programas, kurios gali palengvinti jūsų darbą, kuriant savo įmonės filmukus. Tarkime, kad jūsų internetinės svetainės puslapis, titulinis puslapis, yra sukurtas taip, kad jame turėtų būti patalpintas video filmukas, kuris galbūt pristato jūsų produktus ar paslaugas, arba tiesiog paaiškina vartotojui, kaip jūs turėtų naudotis jūsų internetinė svetainė. Viskas, nuo ko jums reikėtų pradėti, tai žinoma nuo įrangos. Bet tai nėra taip sudėtinga, kaip gali pasirodyti. Jums gali tiesiog užtekti paprastos kameros, gerai filmuojančio, kokybiškai filmuojančio fotoaparato, galbūt net išmanaus telefono. Netgi šis vaizdo įrašas yra padarytas naudojantis išmaniuoju telefonu. Taip pat jūs galite pasinaudoti programomis, kurios jums padeda įrašyti ekrano vaizdą, jūsų kompiuterio ekrano vaizdą. Štai keletas programų pavyzdžių. ScreenFlow ir Camtasia. Šios programos yra mokamos, bet abi suteikia 30 dienų bandomąjį laikotarpį. Kyla klausimas, o kuri geresnė? Pirmas dalykas – ScreenFlow skirtama kompiuterio vartotojams, Camtasia universali. Tačiau, manau, reikia išbandyti abi, kad nuspręsti, kuri geresnė. Man asmeniškai patogesnė ir mielesnė Camtasia. Taigi, naudojantis šiomis programomis, jūs galite greitai ir lengvai sukurti trumpą 1,5 minutės trukmės filmuką, panaudoti tiek video kadrus, tiek nuotraukas ar net skaidrių prezentaciją. Visą tai sukarpyti, priskirti foninę muzikėlę, tik nepažeiskite autorinių teisių, rinkdamiesi nuotraukas ar muzikėlį iš interneto. Kai tik filmukas yra baigtas, eksportuokite jį į MP4 arba MOV failą. Na ir žinoma, manau galvojate, kad pabaigus kurti šį filmuką, realiausias variantas yra patalpinti jį į YouTube ir iš ten patalpinti į savo internetinę svetainę. Visiškai ne. Kodėl? Nes jūs juk nenorite, kad žmonės užėję jūsų svetainę tai greit iš jos išeitų, nes paspaudus ant filmuko jie gali iš karto būti nukreipti į YouTube. Arba pasibaigus filmukui gali susidomėti siūlomų video sąrašų ir taip pat išeiti iš jūsų svetainės. Žinoma, filmuką YouTube vis dėlto įkelkite. Nepamirškite įdėti aprašymo raktažodžio, o į puslapį filmuką įdėkite iš tokių programų, kurios vartotojo nenukreipia į savo platformą. Ir aš turiu tam puikų pavyzdį. Vistie. Susikurkite paskyrą programoje vistie.com ir ten galėsite nemokamai talpinti net 3 video filmukus. Juos galėsite pritaikyti ir optimizuoti pagal puslapio dizainą bei stebėti peržiūrų statistiką. O svarbiausia, naršytojai nepaliks jūsų svetainės. Todėl nedvejokite ir pabandykite sukurti savo pirmąjį video filmuką jau dabar. Iki pasimatymo.